Labas rytas visiems, dalyvaujantiems gyvai ir stebintiems mus kitomis ryšio priemonėmis. Naujienų agentūra LT ir aš, jos vyriausias redaktorius Vytautas Bruveris. Sveikiname visus su vieno politinio ciklo pabaiga, kito pradžia. Ir tą progą, kaip ir po pirmojo rinkimų turo, dabar po antrojo rinkimų turo, sumuodami visus rinkimų rezultatus, pradedame spaudos konferencijų maratoną. Ir aš jį pradedu mes visi jį pradedame su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Tai prašau, ponai, gal jūs, ponas Sauliau, tokį pirmą žinią, ką svarbiausia, manote, pranešti dabar reikia, gal turite kokį naujienų ir dar dėl koalicijos? Labas rytas visiems, tai pirmiausiai mes, Demokratai vardan Lietuvos, norim padėkoti visiems žmonėms, kurie atėjo į Seimo rinkimus. Tai labai svarbu. Balsavo ir suteikė pasitikėjimą tame tarpe ir mūsų politiniai partijai, kuri pirmą kartą dalyvavo Seimo rinkimuose ir dabar jau, galima sakyti, oficialiai niekieno kito dėka tapo parlamentinė partija, turinti tikrai labai skaitlingą ir darbingą frakciją. Aš džiaugiuosi, kad ta rinkiminė kampanija, visų 3 rinkimų, beje, kurie šiais metais vyko, parodė labai vieną aiškų dalyką, kad tas kelias, kurį mes pasirinkome beveik prieš 3 metus, buvo teisingas sprendimas, kad savo darbuose mes žiūrėjome į ateitį, nesidarydami į praeitį, nesivėlėme nereikalingus tuščius kabutėse vertybinius karus. Tie, kas kariavo, tarp kitko, tos politinės jėgos buvo rinkėjų ir nubaustos. Kalbėjome apie pozityvą, apie konkrečius darbus. Ir ta kampanija, rinkiminė kampanija tikrai buvo iš mūsų pusės korektiška, solidi. Praktiškai, jeigu atmetus paskutinės savaitės, tikrai mums pavyko išvengti tokio įtraukimo į beprasmius kažkokius tai asmeninius karus arba klausimus. Tai visgi džiugu, kad ta solidi atsakinga politika, jinai davė rezultatą. Aišku, suveikė matytas tradicinis jau Lietuvos politikos reiškinys. Tai jeigu anksčiau, dar kai mūsų nei vieno iš 3 nebuvo politikoje, kas 4 metai švytuoklės suveikdavo, tai dabar matom naują ciklą, kas 8 metai. Tai reikia pabūti opozicijoje 8 metus, kad vėl švytuoklė pasisuktų tokia stipria banga į kitą pusę. Tai šiandien yra centro kairės politinių jėgų pergalė. Ir manau, tie pranašiški žodžiai, kurios buvo kažkada ministrė pirmininkė paminėjus, kad jeigu nepatinka 24 metais galėsite įsirinkti kitus, panašu, kad taip ir įvyko. Tai dar kartą dėkodamas visiems už palaikymą, savo komandos nariams, mūsų kandidatams, kurie ir laimėjo, ir kuriems nepavyko laimėti, bet taip pat kabinosi, dalyvavo. Džiaugiuosi tuo, kad esame teisingam kelyje ir, kaip sakėte, ciklas politinis vienas pasibaigė. O mes žiūrime į priekį, į kitą ciklą, o tas ciklo pagrindinis dalykas yra vėlgi auginti mūsų partiją, būti konstruktyvia politinė jėga ir daryti sprendimus, kurie buvo numatyti mūsų programoje ir įgyvendinti savo pažadus, kuriuos mes davėme savo rinkėjams. Tai aš nežinau, jeigu jūs, ponai, su Sauliu bendražygiai neprieštaraus, tai gal iš karto periname prie klausimų. Taip, prašau. Gailė Jaroševičiūtė Mockuvienė, naujienų agentūra LT. Tai norėjau pasiteirauti, kaip ten vakar buvo, kai viešėjote pas socialdemokratų štabe, čia į Skvernelį referuoju klausimą. Ar iš tiesų nematėte Ramūno Karbauskio, ar tiesiog pasistengėte nematyti ir nepasisveikinti? Ir taip pat norėjau pasiteirauti, ar vis dar laikotės tos pačios pozicijos, kaip prieš pirmąjį rinkimų turą, kad liberalai būtų geresni partneriai negu valstiečiai? Tikrai nepamačiau. Aš kaip išsilavinęs ir kultūringas žmogus be jokios abejonės būčiau pasisveikinęs, bet jūsų kolegų buvo tiek daug su blyksninčiom kamerom šviečiančiam, tiesiog aš net nemačiau, kad buvo. Tai nesakau, kad sureibuliavo kažkur tai man, bet tiesiog tikrai nepastebėjau, čia nematau tikrai problemos pasisveikinti be jokios abejonės. Tai yra politiniai oponentai, bet tai žmogiškumas reikalauja, tai čia nieko, kaip sako, asmeniškai. O dėl to taip, aš matau tą patį, bet dėl liberalų sąjūdžio, jeigu mes norėtume kalbėti ir turėti tikrai solidžią, patikimą ir stabilią daugumą, tai vienas iš variantų, bet puikiai suprantame, kad ne mes esam ta politinė jėga, kuri šiuo atveju priminėja tokius sprendimus. Tai mes vakar, ką su socdemais sutarėme, jie mus pakvietė
konsultuotis ir dalyvauti galimoje koalicijoje. Mes tikrai esame dėkingi, rytoj spręsime tame tarpe šitą klausimą, bet tikrai matau prasmę produktyvaus ir rezultatyvaus darbo su didžiausia dabar galima sakyti frakcija Seime. Prašau. Dalia Plikūnė Delfi, tai Sauliui Skverneliui klausimas, ar jūs norit būti Seimo pirmininku, tada Virginijui Sinkevičiui, ar planuojate būti ministru būsimoje vyriausybėje ir apskritai kokias pozicijas demokratai pretenduoja? Aš dar pridėčiau tą patį klausimą ir Lukui Savickui. Tai aš Ko norit būti? Nežinau, ar dabar tas klausimas toks, žinote, ko norėtum būti užaugęs, aš jau pabuvau viskuo praktiškai. Ir po ministro pirmininko pareigybių manęs tikrai jau nebe, sakykime, kaip čia dabar pasakyti, nenustebinsi niekuo, bet apie pozicijas mes nekalbėjome. Tikrai nežinome pagal koalicijos sutartį, kam tas pozicija priklausytų, bet jeigu reikės, tai tikrai atsakomybės mūsų politinė partija nebijo, mes prisimsime, o kas personaliai būtų kandidatas į tokią poziciją, jeigu reikėtų. Manau, kad va čia sėdi 3 ir ne tik tai dar čia, kuris sėdi, galėtų būti bet kuris iš jų. Tai sprendimą mes bendrai priimsim. Čia nėra, kad aš kažko tai noriu ir visa politinė partija paploja. Ne, mes esame komanda ir tą komandinę dvasią privalom išlaikyti. Ir čia yra mūsų stiprybė. O tiek Virginijus, tiek Lukas, aš galiu patvirtinti šiandien, kad jeigu būtų susiklostytų aplinkybės darbui vyriausybėje, tai kiekvienam ministrui pirmininkui tikrai būtų didžiulė atspara ir parama turėti vyriausybėje tokius narius. Ne, bet liekant dar šiek tiek prie jūsų, tai be abejo suprantama, Noriu, labai noriu. Norite Seimo pirmininku būti? Ne, tikrai dar kartą sakau, apie postus nebuvo kalbos. Ne, tai mes suprantam, kad čia jokių dar dėrybų, dalybų ir jokių ten tarpusavio pokalbių, bet šiaip, kalbant apie jūsų pačių prioritetus, juk vis tiek mastote, kažkaip dėliojatės, tai dėl Seimo pirmininko posto čia būtų partijai prioritetas tikriausiai. Jeigu ta tokia tradicinė dėlionė gautųsi, pirma antra partija, tai taip, mums sakau, bet personalių tikrai mes atvirai pasakius ir nesvarstėme ir net ir tos pozicijos nesvarstom, bet jeigu toks siūlymas iš partnerių būtų, mes tikrai neatsisakytume. O dėl ministerijų, tai mes paskelbėme išties visus 15 vyriausybės galimos narius. Tai jeigu atsiras pozicijos, kurioms reikės prisimti už kurias atsakomybę, tai mums nereikės ieškoti, žinot, tradiciškai. Turim po 6-7 kandidatus į tą poziciją. Mes jau turime. Tai 2 iš jų sėdi čia. Tai prašau. Aš gal pirmininką papildyčiau, labas rytas visiems, kad mes labai iš tiesų puikiai suprantame, skirtingai gal nuo kai kurių naujų dalyvių politikoje, mes puikiai suprantame, kokią atsakomybę reikia prisimti ir dėl to nuolat akcentuojame, kad koalicijos programa bus esminė. Ir kai aš kalbu apie koalicijos programą, tai aš turiu omeny apie chaosą, kuris yra paliktas dėl RRF lėšų, nes paraleliai nauja vyriausybė turės dėrėti su komisija, kad gauti lėšas, įgyvendinti reikalavimus, nes viskas yra pravalgyta, kas buvo galima pravalgyti nedarant nieko, o dabar jau reikės parodyti įgyvendintus darbus, kurių nėra. Tai čia naujai vyriausybei, naujajam Seimui lauks labai rimtas išbandymas, chaosas paliktas švietimo srityje, pompastiškos reformos, kurios baigėsi niekuo sveikatos apsaugos srityje, tai to yra neįmanoma ignoruoti ir aišku, kad tas reikalaus susitelkimo nuo pat pirmųjų dienų, tai nebus lengva. Nebus lengva, bet žmonių suteiktas yra stiprus mandatas ir aš tikiuosi, kad čia centro kairės jėgos, jos gebės judėti sparčiai į priekį, parodydamos tai, ką jos dažnai ir gali iš tiesų prisijimti atsakomybę už valstybę be pompastikos ir PR, o daryti realius darbus. Dar papildant kolegas, iš tikrųjų, man atrodo, kad dar vienas momentas svarbus ir kuo tikrai aš didžiuojuosi dėl mūsų politinės bendruomenės, kad nėra pas mus iš karto pradėta kalbėti apie kažkokį savitikslį kvotų skirstimąsi ar postų dalinimąsi, nes tikriausiai kuo demokratai visuomet išsiskyrė ir tas tikrai yra tai, kas įvairiausiose pozicijose nuosekliai pasikartoja, kad konkrečios programinės nuostatos ir konkretus darbai ir jų gyvendinimas visuomet buvo ir yra prioritetas. Tai
kas labai tikėtina, kad bus svarstoma mūsų rytojus valdybos posėdėje, tai mes matysime iškeltas visų pirma idėjas, programinės nuostatas, kurios mums yra svarbiausios. Mes sieksime visų pirma, kad dėl to būtų susitarta ir tuomet būtų rasta tinkamiausi kandidatai užtikrinti, kad tai būtų gyvendinta. Ir Saulius Skvernelis, kaip buvęs premjeras praėjusi vyriausybė, tą nuosekliai rodė, kad darbas, orientacija į mūsų programinės nuostatas visuomet buvo mūsų toksai išskirtinis bruožas. Ir kai baigėm kadenciją su 90% padarytų darbų, tai buvo dėl to, kad buvo susitelkimas į konkrečius įsipareigojimus ir jų įgyvendinimą. Tai tikrai kalbėsim pagrindė apie tai, kad tai būtų ir šioje vyriausybėje užtikrinta. Ačiū. Prašau klausimą. Sveiki, Agnė Liubertaitė, Rytas LT. Tai pirmasis klausimas, kadangi jūs jau paminėjote tam tikras probleminės sritis, galbūt galite vardinti, kokie konkretūs klausimai dėl koalicinės sutarties jums bus aktualiausi ir ar esate pasiryžę dėl jų pakovoti. Ir dar vienas klausimas, prieš rinkimus kai kurie politikos ekspertai nevengdavo jūsų partijai prilipdyti tokius epitetus, kaip partija be veido, galbūt kažkoks išplaukęs rinkėjas. Tai ar jūs šiandien jau galite konkrečiai įvardinti iš savo perspektyvos, koks yra tas jūsų rinkėjas, kai vis tiek bendravote su jais, važinėjote po Lietuvą, jau turbūt išsigryninot savo elektoratą. Ačiū. Tai džiaugiuosi, kad mes turime veidą ir ne vieną veidą partijoje. Ir tą parodė rinkimų rezultatai. Mūsų frakcija atsijaunino, atsinaujino. Ir Lino Kukuraičio sėkmė Vilniuje, ir Agnės sėkmė Telšiuose, ir Domo Griškevičiaus sėkmė Šiauliuose. Tikrai ir daugybė kitų kolegų, kurie laimėjo ir vienmandatės, ir daugiamandatėms sąraše. Tai rodo, kad tai nėra vieno politiko, kaip galbūt bandė pradžioje irgi kalbėti partija. Dabar dėl mūsų rinkėjo. Taip, mes galim pasakyti ir padėkoti dar kartą. Ačiū, mes turime rinkėją. Tai pirmas tas buvo toksai signalas Europos parlamentų rinkimai, kada buvo itin mažas aktyvumas ir į tuos rinkimus atėjo tik tai politinės partijos tikrai ištikimi rinkėjai. Tai po to sprendimo, kur mums pavyko laimėti lyderiaujant Virgiui vieną mandatą, kaip dauguma politinių jėgų, parodė, kad į Seimo rinkimus mes galim žvelgti irgi šiek tiek ramiau, nes daugelis tokių prognozuotų mums net 5% žadėjo, kad mes neperžengsime. Ir koks tas mūsų rinkėjas yra? Mes džiaugiamės, kad esame ir miesto partija, ir didmiesčių partija. Tai mes negalime skirti, kad būtų tik tai kaimų, mažų miestelių arba didžiųjų miestų. Apimamės visą spektrą. Mes esam išsilavinusių žmonių partija. Mes esam žmonių, kurie gauna galbūt vidutinės ir šiek tiek žemesnės pajamas politinė partija, bet turim atramą ir didžiuose miestuose, kur pajamų lygis, suprantate, yra visiškai kitoks. Taip, kalbant apie amžių, mes galbūt esame atstovaujantis rinkėją virš 25 metų, bet tai yra tik pradžia, 3 metai. Ir mes į šitą jauną rinkėją taip pat norim orientuotis, norim su juo kalbėtis, galbūt pritrūko laiko tam tikrus mitus paneigti, kas buvo prikliuotos tam tikros etiketės mums, bet mums šitas segmentas rinkėjų labai svarbus yra jaunimas ir tikrai mes turim ką pasiūlyti, kad tai labai svarbu parodė ir mūsų partijos steigimas. Iš karto mes įsteigėme ir jaunimo organizaciją Demokratų Sąjungos vardan Lietuvos. Na ir dėl tų darbų mes rytoj ir paskelbsime. Lukas jau minėjo, tai pagrindiniai darbai susijęs su mūsų programa, tai yra socialiniai, ekonominiai klausimai, švietimas, saugumas ne tik išorinis, bet ir vidaus, kas buvo pamiršta, sveikata, tai yra tai, kas šiandien žmonėms labiausiai skauda. Ir tie darbai, kurie mes matysime labai svarbus iš mūsų programos, nežinangaus neištraukėme, bent jau kiek aš pasižiūrėjau, tai niekaip nerezonuoja su socialdemokratų programa. Iš esmės tai yra sutapimas dėl tų pačių mokesčių sistemos keitimo, perskirstimo didesnio, progresyvumo. Tai manau, kad rytoj mes apsispręsime ir valdyba, jeigu pritaras tuos klausimus ir išdėstysim koalicijos partneriams galimiems. Aš dar gerbiamam Sauliui Skverneliui turiu klausimą. Čia yra daug diskusijų. Kaip jums pavyktų nesusipešti su Ramūnu Karbauskiu, esant koalicijai su valstiečiais žaliaisiais? Tai kaip jūs matytumėte tą galimą bendradarbiavimą ir kaip nuramintumėte tuos, kurie bijo, kad čia labai greitai išsidraskytų tą galimą koaliciją? Tai kalbame apie tai, kad norim suburti tokią koaliciją, kuri neįsidraskytų po savaitės arba po mėnesio. Dėl to labai svarbu ir frakcijų stabilumas. Ar jūsų paminėta frakcija bus stabili? Ateityje pažiūrėsime, nes tikrai... Kaip jūs prognozuojat?
Aš ten, jūsų prognozijas yra menas, aš tik tai galiu konstatuoti faktus ir prognozuoti nenoriu. Dėl to mes orientuojamės tiek į kitokias pozicijas ir galvojam, kad stabilumas nuo pat pirmos dienos būtų labai svarbu ir tas stabilumas turėtų būti ne tik 71 formalaus balso pasiektas. O susipešti tikrai su nieko 3 metus mes nesipešim. Dar kartą pakartoju, ką ir Virgis pasakė ne kartą. Mes, kada priėmėm tokį sprendimą, nei vieno blogo žodžio nepasakėm ir nesakome toliau. Taip, paskutinę savaitę teko sureaguoti į tą nuolatinį tokį, spjaudimą. Sakykime, tokį, kaip čia pasakys, vėlgi švelniau, į žodžius, kurie, man atrodo, menkina patį autorių, kuris tos žodžius tokius pastoviai skleidžia. Bet čia piktis nėra reikalo. Mes žiūrim į priekį. Jų problemos, matot, yra labai didelės, giluminės, išlikimo turbūt politinės partijos ir tegul jie sprendžia. Linkim sėkmės, ko geriausios, be ironijos. Atėjo Aurelijus Veryga į šitą susitikimą, tai manau, kad su tokiais žmonėmis kaip Aurelijus Veryga mes tikrai galėtume dirbti kartu ir sėkmingai dirbti kartu. Iškart nušvito, nusišypsojo mus pamatęs. Taip, mačiau, galvojau, kas čia per šviesa nušvito salėje, pasirodo šypsosi Aurelijus Veryga pamatęs demokratus vardan Lietuvos. Žiūrėkit, aš norėjau dar tokį klausimą apie pradžią kalbant, politinę pradžią kalbant. Nežinau, gal jau paaiškėjo, aš dabar neseku kol kas naujienų srauto, tas atsakymas į tą super klausimą, egzistencinį klausimą, tai bus Vilija Blinkevičiūtė premjerė ar ne? Naktį jinai atkakliai atsisakinėjo atsakyti į šitą klausimą. Ką jūs šito klausimu manot ir ką manot, kaip tada apskritai atrodytų visa politinė situacija, jeigu jinai vis dėlto atsisakytų premjerės posto? Tai nežinau. Aš manau, kad labai aiškiai matėme partijos pirmininkės lyderystę rinkimų metu ir ta lyderystė transformavosi į 52, man atrodo, taip, mandatus. Tai tokį pasitikėjimą turint, milžinišką pasitikėjimą, turbūt net variantų nėra kitokių, kaip imtis šitos atsakomybės ir formuoti vyriausybę. Tai kol kas aš ir mes, kaip tarpusai diskutuojam, to ir laikomės, kad praktiškai, žinote, tas posakis, be 5 minučių ministrė pirmininkė, Vilija Blinkevičiūtė. Kitokių signalų neturime. Žodar klausimų? Aš norėjau dar pasiteirauti, ar buvo kažkas, kai kalbėjotės vakar su Vilija Blinkevičiūtė, ar buvo svarstama galimybė kažkaip prie koalicijos jungti Lenkų rinkimų akcijos tuos keletą narių, kiek tikėtinas būtų toks scenarijus? Kaip apskritai, ar kiek šitai koalicijai, kuri dabar berods turi 74? Nėra. Potencialiai, kuri turi 74, galėtų turėti 74 arba 8 mandatus, taip, kiek jai gali reikėti dar sutvirtinimo iš ten tų kol kas nefrakcionuotų, neafiliuotų Seimo narių? Aš manau, žinot, esminis turbūt dalykas žiūrint į tą rezultatą, kad iš ties socialdemokratai gavo didžiulį rinkėjų pasitikėjimą. Ir tiesą sakant, niekas negavo teisių ir galimybių šantažuoti kažkaip tai būsimos vyriausybės ir būsimos daugumos. Čia buvo pagrindinis nuogąstavimas, taip, kad gali būti laimėtojai, bet ne visiškai įtikinami ir tada ta koalicija, bet kokia jinai bus silpna. Tai šiuo atveju tai yra turbūt svarbiausias aspektas. Vakar mes tiesiog diskutavome dėl, sakykime taip, mūsų bendradarbiavimo su socialdemokratais, kadangi buvo jau tas ir po pirmojo turo sutarimas dėl koalicijos ašies, nekalbant apie kitus galimus prisijungimus. Lenkų rinkimų akcija, jie matyt bandys formuoti savo koaliciją, bet ar jie bus koalicijos dalimi ar ne, tai vėlgi pirmas dalykas, esminis, tai šį klausimą turės atsakyti socialdemokratai, kaip jie mato tą galimą koaliciją, kiek balsų, nes jeigu taip pasižiūrėti, tai rinkėjai labai aiškiai pasisakė, kad jie mato centro kairės jėgas kaip po tokias, kairės jėgas, ateinančius 4 metus prisiimančias atsakomybę. O kokia galutinė bus dėlionė, tai pirmiausia priklausys nuo socialdemokratų lyderystės. Žinot,
ir čia iš praktikos Europos parlamente, kad tos viena yra koalicija, bet tuomet parama atskiriam projektam labai dažnai remia ir pavieniai Seimo nariai, parlamento nariai šiuo atveju. Tai aš net nebejoju, kad ta programa, jūs klausėte apie darbus, kuri beje mūsų ir socialdemokratų jį iš tiesų labai smarkiai persidengia. Ypatingai kalbant apie socialinę, ekonominę darbotvarkę, galų gale gynybą, ar tą pačią užsienio politiką. Tai aš net nebijoju, kad ji sulauks ir platesnės paramos Seime, bet ar tai būtų oficiali koalicijos dalis, aš šiandien į tai anksti atsakyti, bet aš tiesą sakant ir labai abejoju. Čia gal svarbu dar tik vieną momentą priminti, kuris dar buvo plačiai diskutuojamas visai prieš kelias dienas ir dabar tai nėra kalbama apie tai, kad buvo diskutuojama, ar 3 partneriams užteks balsų suformuoti daugumą. Ir akivaizdu, kad po praėjusios rinkimų nakties yra akivaizdu, kad kokia dėlionė bedėliotų, bet tikrai yra pasirinkimas, skirtingi variantai, koks trečiasis partneris galėtų užtikrinti reikiamą skaičių koalicijoje ir kad ta koalicija turėtų būti tvari. Dėl to vėlgi visas dėmesys dabar matant bendrašį tarp mūsų ir socialdemokratų, tuomet turi mūsų vertinimu prasidėti diskusija apie programinių nuostatų prioritetų sąrašą ir tame dėliojama, su kuria formatu turėtume tvarę, stabilę koaliciją daugumą tam, kad galėtų vyriausybė ramiai, darbingai nusiteikti visų 4 metų maratonai. Tai, kai man teko vyriausybėje vadovauti tam laikotarpyje, pradžioje beveik 3 metus Lenkų rinkimų akcijos Seimo nariai, jie nebuvo pozicijoje. Jie buvo mažuma, bet nebuvo pozicija. Ir atskirais klausimais vyriausybė parama turėjo stiprią. Aš noriu priminti, kad buvo turbūt ne viena sesija, daugybė iš tų 3 metų, kai mes neturėjome net 71 balso daugumą. Kai pridėjau bėgioti iš valdančiosios, kaip paradoksas, turbūt vienintelį kartą istorijoje iš valdančiosios frakcijos bėgiojo opozicija. Panašiai buvo ir šią kadenciją konservatorių vyriausybei. Irgi būdavo momentų, kai daugumos klausimas kabėdavo ant vieno balso siūlo. Taip, buvo, bet tai toks modelis irgi buvo. Tai nežinau, matyt vis tiek socialdemokratai, kadangi pagrindinė partija, kalbėsis ir su tais 3 Lenkų atstovais, kurie Seime yra. Žiūrėkit, mes čia kalbėjom apie, aišku, vidaus politikos klausimus. Pakalbėkime apie užsienio politiką. Jo, čia keistas tikrai klausimas, keistas viražas, prie ko čia ta užsienio politika, aišku. Ką jūsų nuomonė reikėtų keisti užsienio politikos srityje? Tiek formos, tiek turinio požiūrių. Formos požiūrių tai reikia nustoti valstybei būti kaip išsišokėliai ir būti solidžiu partneriu. Jeigu mes esame ES nariai, tai pirmiausiai turime elgtis taip, kaip valstybės narės sutarė, visais tais svarbiausiais strateginiais klausimais. Nereikia užsienio politikoje daryti personalinės naudos kažkokios, tai vien tik dėl savęs projektuojantis ar vieną ar kitą poziciją, kas irgi rodo neperspektyvų rezultatą galutinį. Ir nereikia pamiršti esminio dalyko. Pagal Lietuvos Respublikos konstituciją pagrindinės kryptis užsienio politikoje nustato Lietuvos Respublikos prezidentas. Kai šitų aksiomų mes laikysimės, tai būsime solidus, patikimas partneris. Pone Sinkevičiau. Tai aš gal tik tai pridėčiau, kad turbūt esminis dalykas, kad ta užsienio politikos kryptis kaip po tokia ji tikrai nesikeis. Ar tai būtų parama Ukrainai, ar tai galų gale būtų mūsų darbas ES institucijose. Mes puikiai suprantame, kad laukia labai rimtas Lietuvos išbandymas, tai yra pirmininkavimas ES. Galų gale, kalbant ir apie Kiniją, tai šiuo atveju, aš manau, būtų klaida staiga čia dabar ieškoti galimybių kažkokių tai atsiprašyti ir pažeminti valstybę dar kartą. Aš manau, šitas sprendimas turi būti suderintas su mūsų partneriais. Ir ką ministras pirmininkas, ką Saulius Skvernelis minėjo, tai aš manau, kad esminis dalykas tai yra savo partnerių neįvaryti į kampą. Nebūti tiesiog gudresniais už visus ir po to būti taip, kad 26:1. Aš kalbu apie ES formatą, tai pirma, o antra, tai būtent suderinamumas viduj leis mums atrodyti solidžiai išorėje.
Tai aš čia kalbu apie dviejų institucijų formuojančių užsienio politiką, tai užsienio reikalų ministerijos ir prezidentūros darbą. O visa kita yra, aš net nebejoju, kad įmanoma ir esmingai tą mūsų vis tiek provakarietišką, pro-NATO, pro-Europos Sąjungą, galų gale pagalbos Ukrainai kryptis jį tikrai nesikeis. Paskutinį labai trumpam klausimui dar turime laiko šiek tiek. Aš dar vis tiek norėčiau sugrįžti prie koalicijos dėlionių ir pasiteirauti, ar dar bandysite kažkaip įtikinti Viliją, kad būtų bandoma formuoti koaliciją su liberalais, nes pats įvardinote, kad tai būtų tinkamesnis partneris. Ir ar pats, pavyzdžiui, arba demokratai kažkaip formaliai šnekėjo su liberalais jau? Ne, tikrai ne. Mes dar kartą suprantame, esame nuspėjama, prognozuojama ir neįsišokėlių politinė jėga. Negalime kalbėti su kažkuo, tai be pagrindinės politinės partijos, nes jinai turi nuspręsti, kas turi sėsti prie derybų stalo. Tai ne, to nebuvo. Mes tikrai bendraujame, Seime susitinkame ir čia nematau problemos pašnekėti. O pirmas klausimas buvo Dėl liberalų. Dėl liberalų. Tikinti, kad geresnis pasirinkimas. Vėlgi, mus kol kas netikinėti mums nieko nereikia, nes mes turim tas dvišalės konsultacijas. Kada jos plėsis į platesnį ratą, tada taip. Mes įsakėm savo pozicijas, savo pliusus, minusus tokių sprendimų. Jeigu mes norime apie stabilumą kalbėti, tai galima šiandien tikrai suformuluoti stabilę koaliciją. Jeigu kalbant apie tai, kad kur yra didžiausia rizika, kalbant tos pačius liberalus, tai yra rizika didžiausia programiniai dalykai, kad ten gali būti nesuderinamumas ir tada nieko nebus. Ačiū demokratams vardan Lietuvos. Sėkmės. Ačiū. Ačiū. Dabar, kad būtų visiems